Iš aukštai žmonės kažką skaičiuoja. Ne veltui jinai Izraelyje pasakė, aš esu lietuvė, aš esu žydė. Ne veltui jinai tą pasakė. Ne veltui ją Lietuva vienintelė pasiuntė į Europos komisarę, kad jinai būtų. Ne veltui Europos komisarė jai būnant pakeitė jos funkcijas ir jinai tapo finansų komisarė. Taigi ne veltui čia buvo. Ne veltui jinai praėjusių metų, čia kai prasidėjo karas Ukrainos teritorijoje, vasario 24 prasidėjo, o jinai kovo pradžiai viešai išstojo, į Facebooką parašė, o tai, ką parašė į Facebooką, toj pat ir LRT ir visi kiti atspausdino. Pradėkime tiesioginį karą su Rusija. Ne veltui jinai tai pasakė. Ne veltui buvo svarstoma apie tai, kad Grybauskaitė gali būti NATO generalinė sekretorė. Ne veltui viskas svarstoma. Tai žmonės, kurie tą svarsto, žino, kad jinai yra patikima jiems. Kaip jinai buvo patikima kovo 11, kai Lietuva nepriklausomybę paskelbė, tai jinai buvo patikima Burokevičiaus bendražygė. Už Maskvą. Maskva ne Rusija, o Maskva Tarybų sąjunga. Tarybų sąjungos komunistų partija. Jinai buvo už. Ir ne veltui senasis Landsbergis tada tokį žmogų, Burokevičių, pasakė, kad tegul būna Lietuvos prezidentu, mes jį palaikome. Jis pasakė labai gražiai literatūriškai, tegul Dalia, šita Dalia tampa Lietuvos Dalia. Ir mes, Lietuvos žmonės, daug ko nežinodami tada ir išrinkome ją, nes jinai gerai tarnauja. Ne tiem, kurie matosi, o tie, kurie yra šešėlėje. Baigiau.